Pakalbėkime šiandien apie tai, kas yra sveikas žarnynas. Sveikas žarnynas, kokios priežastys būna, kad jis pradeda jaustis kitaip ir kaip mes patys galime padėti jam būti sveikam. Šiandien taip pat paliesiu apie produktą Metastic, kurio pagalba mes galime pagerinti, pastiprinti savo organizmą, tame tarpe ir žarnyną. Žarnynas tai nėra iš tikrųjų vien tik apie virškinimą. Tai yra sistema, kuri veikia mūsų energiją, imunitetą ir, žinoma, net nuotaiką. Dažnai žmonės iš tikrųjų jaučia nuovargį ir sunkumą, bet to absoliučiai nesieja su žarnynu. Jeigu mūsų žarnynas pavargęs, kenčia ir nuotaiką, ir energiją, ir iš esmės mes jaučiame visų organizmų. O kad suprasti, kodėl tai vyksta, pabandykime pasižiūrėti, o kasgi yra mūsų organizmo viduje. Nuo kogi ta mūsų savijauta gali priklausyti ir kokią tai gali įtaką turėti pats žarnynas. Žarnynas yra pats didžiausias organas. Net suaugusio žmogaus žarnynas siekia iki 7-9 metrų. Mūsų žarnyne gyvena trilijonai bakterijų ir jos padeda virškinti, gamina vitaminus ir net reguliuoja imunitetą. Tai iš tikrųjų ne tik gyventojai, tai sistema, kuri daro įtaką visam organizmui. Net kartais tai, ko mes norime valgyti, priklauso absoliučiai ne nuo mūsų, o užsakymas būtent bakterijų. Bet kas nutinka, kai mūsų žarnynas ir visa sistema išsibalansuoja? Ką mes galime jausti, kokią simptomatiką? Balansą griauna stresas, netvarkinga mityba, cukrus, antibiotikai. Ir jeigu viso to yra labai daug mūsų gyvenime, ypatingai šiuolaikinėme gyvenime, stresas, bėgimas, nereguliarus maitinimasis ir valgymasis, bet ko, be abejo, tai atsiliepia mūsų visai būsenai. Jei vieną dieną mes nuklysime į šoną ir pavalgysime galbūt ne pačius sveikiausius produktus, tai nereiškia, kad mums iš karto pasidarys labai blogai. Bet jeigu tai kartojasi diena iš dienos, savaitė iš savaitės, organizmas pradeda pavargti. Organizmas pradeda siųsti mums tam tikrus signalus, į kuriuos jau reikėtų atkreipti dėmesį. Pilvo pūtimas, tuštinimosi sutrikimai, netgi problemos išlindusios ant odos, atsirandantis nuovargis, tai jau pirmieji signalai, kuriuos reikėtų reaguoti. Ir tai nėra atskiros problemos. Tai vienos sistemos signalai, kurie jau skambina mums, kad reaguok, žiūrėk, kas ne taip, nes žarnyne jau prasidės disbalansas. Jei mes neklausome šitų pirmųjų simptomų, kurie pas mus karts nuo karto jau atsiranda ir vis dažnėja, kokios iš viso to gali atsirasti pasekmes? Taip, palaipsniui silpsta imunitetas, mes pradedam dažniau sirgti, atsiranda daugiau nuovargio, rytais sunku keltis, ir net ta pati apatija, nenoriu keltis, nenoriu nieko daryti. Pradedam jausti, kiek mes dienos bėgyje esame emociškai nebestabilus, dažnesnis sergamumas, na ir žymiai greitesnis užkurtas jau senėjimo procesas. Kas labiausiai žinoma ir ko mes greičiausiai griebėmės, kad pagelbėtume savo žarnynui? Renkamės greičiausiai probiotikus. Tai yra taip vadinamos gerosios bakterijos. Tačiau kurį laiką jas pavartojus galim jausti, nežinau ar padeda, nesuprantu ar aš jaučiuosi geriau. Ir tai ne dėl to, kad produktas neteisingas. Tiesiog probiotikai ne visada prigyja žarnyne ir ne visada duoda tą rezultatą, kokio mes tikimės. Dalis probiotikų gerųjų bakterijų tiesiog žūsta skrandyje, dalis neprigyja, todėl rezultatą mes ir jaučiame ne tokį, kokio norėtume. Vis dėlto, ar yra kitų sprendimų, su kuriais mes galime padėti? Žinoma, yra sprendimų, kur metabiotikai
Tai yra naujos technologijos, tai yra tas bakterijų veikimo rezultatas ir tai nėra pačios bakterijos. Kokia nauda iš metabiotikų? Organizmui jie lengviau priimami ir juos organizmas lengviau jau iš karto panaudoja. Kaip kalbėti, kas tai yra praktiškai? Jeigu probiotikas tai yra sėkla, o metabiotikai jau paruoštas rezultatas. Ir akivaizdu, kai mes jau turime rezultatą, kurį duodame į savo organizmą, mes efektą juntame faktiškai kiekvienu atveju. Ir iš čia atsirado konkretus sprendimai, nes metabiotikai, kuriuos mes vartojame, jie nebijo nei rūgščios skrandžio terpės, nei naudojimų antibiotikų. Organizmo mikroflora iš karto juos gerai pasisavina, todėl savijautoje poveikis juntamas gana greitai. Metastik produktas neįdeda bakterijas, o padeda organizmui pačiam atkurti savo mikroflorą. Jos praeina žarnyną, jos praeina skrandį ir patenka tiesiai į žarnyną, kur ir pradeda dirbti. Ir tokiu atveju organizmas pradeda dirbti pats. Pažiūrėkime, iš ko vis dėlto metabiotikai susideda. Ir kaip naudojant probiotikus, metabiotikus arba jų derinį, kokį mes galime turėti rezultatą. Tiek odos būklės gerinimui, tiek tuštinimosi normalizavimui tinka ir probiotikai, ir metabiotikai. Tinka ir alerginių reakcijų mažinimui, imuniteto stiprinimui, bet jeigu jau linksta kalba link lieknėjimo, antibiotikų vartojimo, tokiu atveju metabiotikams yra jau pirmenybė. Kompanija Coral Club skiria didelį dėmesį žarnyno sveikatos palaikymui ir todėl kūrė tokius sprendimus, kurie būtų įkvėpti gamtos, paremti moksliniais tyrimais ir labai lengvai praktiškai pritaikomi šiuolaikinėme gyvenime, pradedant nuo sudėties, baigiant patogiais įpakavimais. Metastikas. Tai produktas skirtas nuosavo žarnyno mikrofloros atstatymo. Šiandien netgi per šią prezentaciją taip pat į taurę jau iš karto pasiruošiau metastiko produktą, kuris pilasi į vandenį, labai maloni švelni rūgštelė. Paskanavus, dar iki valgio, prezentaciją galima tęsti toliau ir jau žarnynas gauna tai, kas jam yra labai labai reikalinga. Metastik jau kaip ir buvau minėjusi anksčiau, veikia iš karto po suvartojimo. Jeigu prebiotikai tai maistas bakterijoms, tai be maisto net geros bakterijos neišgyvena. Svarbu ne tik įdėti, bet sukurti sąlygas, o kaip tai veikia mūsų organizmo procesus. Metabiotikai, jie praeina rūgščią skrandžio terpę ir nepakitę patenka tiesiai į žarnyną. Būtent tas kompleksinis ingredientų poveikis aktyvina nuosavos mikrofloros augimą. Aktyvieji metasi komponentai padeda atsigauti visai žarnyno mikroflorai ir tai yra net pasirinkti produktai, tai yra kaip ir apelsinai ir kimčiai, tai yra kaip bakterijų auginimo substratas. Bananų minkštimo ekstraktas. Puikiai mums pažįstamas produktas, turbūt kiekvieno kasdienybėje arba pakankamai dažnai ant stalo atsiranda šis produktas, kuris duoda tikrai didelę naudą, bet kaip koncentratas metastiko sudėtyje mes iš jo galime pasimti maksimumą. Vitaminas B. Vitaminas B dalinai gaminamas yra žarnyne ir įsisavinamas iš maisto. Bet jeigu žarnynas streikuoja, jeigu žarnynas neveikia, organizmas tiesiog jo neįsisavina. Tai panašiai, jeigu kalbėtume, kaip yra fabrikas. Žaliava yra, bet rezultato nėra. Todėl svarbu ne tik, ką mes valgome, bet ir ką mūsų žarnynas įsisavina. Todėl kitą kartą yra svarbu ne tik sudėtis, bet ir pati kokybė. Produktas Metastik, pati kompanija Metastik produktas gaminamas
aukščiausios kokybės ir gamybos technologijomis su minimaliu anglies dvideginio išmetimo laipsniu. Tai yra tam, kad mes ir turėtume ir švarų klimatą, ir švarų orą. Tai yra naujos kartos technikos parkas, inovatyvios technologijos, energiją taupanti pati ekologiška gamyba. Kokybės kontrolė, kaip ir visiems produktams, taip ir metastikui, be jokios išimties, atitinka pačius aukščiausius pasaulinius standartus, turi pačius aukščiausius būtiniausius sertifikatus, turi daugiau negu 2400 tarptautinių patentų ir 370 tarptautinių apdovanojimų už inovacijas. Metastik patogus ne tik vartoti, tai yra patogios pakuotės, kurias galima įsidėti bet kada kartu su savimi ir į kelionę, ir į darbą. Patogu vartoti, todėl kad vienkartinė dozė vienkartiniam paketėlėje skirta vienam kartui. Patogu atidaryti hermetišką pakuotę, niekas neišbėgs, nei vienas lašelis ne ten, kur reikia. Tikslus dozavimas vienam kartui. Pasiruošiam taurės su vandenuku, įsipiliam metastiko, išsimaišiam ir jau mes turime paruoštą gėrimą. Vartojimas paprastas. Iš 100 ml vandens arba sulčių aš pabandžiau su vandeniu, labai švelnios rūgštelės skonis. Ir vartojimas paprastas. 1-2 kartus per dieną, pasirenkant kursą 15 dienų. Priklausomai nuo to, kiek jūsų savijauta, kiek jūsų organizmas siunčia simptomatikos. Kuo daugiau neigiamos simptomatikos, tuo produktą mes naudojam tada 2 kartus dienoje. Jeigu norime profilaktiškai, palaikymui, arba tik karts nuo karto jaučiam tam tikrus nepatogumus, tuomet kursas yra 1 kartą dienoje ir ne mažiau 15 dienų. Patogumas yra tame, kad tam nereikia jokių sudėtingų schemų, paprasta, lengva ir labai lengvai pritaikoma į mūsų kasdienį gyvenimą. Metastik padės sumažinti alerginių reakcijų riziką, todėl kai žarnynas puikiai funkcionuoja, išoriškai mes pasiekmių mažiausiai ir matome, ar ne? Stiprėja imunitetas, gerėja pati medžiagų apykaita, pagerėja pats virškinimas, nejaučiam sunkumo pavalgius, nebelieka pūtimo pilvo, gerėja virškinimas ir maistinių medžiagų įsisavinimas, o tai reiškia, kad palaikoma žarnyno mikrofloros pusiausvyrą. Kai geras virškinimas, gera savijauta, geras imunitetas, daugiau energijos. O ko reikia kiekvieną dieną? Nuo to viskas ir prasideda. Todėl svarbiausia pradėti nuo, kad ir mažiausio pirmo žingsnio, bet rezultatų reikia duoti laiko. Vis dėlto, o kam šitą produktą reikėtų vartoti? Keletas momentų. Ir jeigu jūs atrasite bent porą punktų, kurie pas jūs yra kasdienybėje, susimastykit. Šitas produktas jau turi atsirasti jūsų racione. Jei jūs neracionaliai maitinatės, jei jūsų lėkštės turinys dažniau būna greitas maistas, bet ne tas, kuris reikalingas mūsų kūnui. Jeigu patirite daugiau streso, negu būna ramybės būsenoje. Jeigu žalingų įpročių daugiau, negu norėtųsi. Renkatės kraštutinumus, tai laikotės dietų, tai badaujat, tai persivalgot. Jeigu vis aplanko ligos, karts nuo karto tenka pavartoti antibiotikus. Žinoma, jeigu turite viršsvorio, o galbūt jums kaip tik trūksta svorio. Jei bent 2 punktai tinka jums, metastik tai tas produktas, kuris pirmiausia turi atsidurti jūsų racione ir iš karto turi būti pradėtas naudoti. Dar kartą pakartoju, kad metastik pirmiausia atstato žarnyno mikroflorą, veikia iš karto, inovatyvi gamyba ir patvirtintas efektyvumas. Mes pradedant naudoti, rezultatą matome iš karto. Patogus naudojimas, 1 dėžutė, 15 dienų kursas. Aš visada mėgstu kompleksinius sprendimus tam, kad sugerti ne tik vienos dėžutės kursą, bet imti viso mėnesio kursą, visos pakuotės kursą, tai yra 4 pakuotės, sugerti, duoti pilną kompleksą savo žarnynui, kad jei kažko dar nepavyko padaryti per 15 dienų, suvartojus visą kursą,
rezultatas bus akivaizdus ir ne vienai dienai, o ilgam laikotarpiu. Nereikia tikėtis rezultatų po vieno karto. Tam reikalinga sistema, tam reikalingas teisingas vanduo, žarnynui naudojamas produktas, pakoreguotos lėkštės turinys ir kiti papildomi sprendimai jūsų organizmui, jeigu jūs norite iš esmės padėti savo jaustis gerai ir turėti ilgalaikį sveikatą į priekį ir gerą savijautą. Ačiū uždėmesi. Šiandien tiek.